Sveiki visi, tai šiandieną darau dar vieną tuštučių video ir tiesą sakant, nuo mano pirmojo tuštučių video jau praėjo gan ilgas laiko tarpas, dėl to nusprendžiau atnaujinti šią temą ir iš tiesų pasidalinti savo nuomonę apie savo jau pabaigtus produktus, ar juos verta pirkti ar neverta. Mano tuštučius iš tiesų galima suskirstyti į dvi grupės, yra veido priežiūros priemonės ir kosmetika. Ir iš tiesų, manau, iš karto gal pradėsiu nuo veido priežiūros priemonių ir iš karto dabar kalbėsiu apie du prausiklius. Tai pirmasis yra iš Bourjois. Ir kitas yra iš Rasos. Dabar jeigu reiktų man juos palyginti abu, tai vienareikšmiškai Bourjois laimėtų, nes šitas Rasa prausiklis, tai aš esu turėjus ir kremuką tas ant akne linijos, tačiau man tas pagelis kovoti, tai jis tikrai man nepadeda. Taip pat jisai turi tokį gan stiprų aviečių kvapą ir iš pradžių, kai aš jį naudojau, man jisai netrukdė, man jisai visai ir patiko, tačiau laiku einant, tas kvapas jau pradeda įgrysti. Tas dalykas, ko man nelabai patiko, kad kai tu jo nusiprausi, nesijaučia veidas kažkoks ar tai švaresnis, ar kažkoks gaivesnis, minkštesnis. Naudojant šį prausiklį, būtent tai aš ir pajutau, man patiko, kaip nuvalydavo makiažą, kaip veidas jausdavosi po šio produkto, nes jis jausdavosi toksai lyg pamaitintas, drėgnas, minkštas. Būtent tai man ir labai patiko šiame prausiklyje. Tai jeigu reiktų rinktis tarp šitų dviejų, tai vienareikšmiškai aš jums rekomenduočiau išmėginti šį Bourjois prausiklį. Toliau kalbant apie veidą, tai turiu Bourjois toniką. Ir šitas tonikas man taip pat patiko, aš abu produktus naudojau vienu metu ir iš tiesų man tikrai labai patiko, kaip mano veidas jaudėsi po šių produktų. Ir šitas tonikas turi labai tokį gaivų kvapą, kuris tikrai neerzina. Ir man aplamai labai patiko, kaip mano oda jautėsi nusivalius veidą su šiuo toniku. Toliau kalbant jau taip kaip ir apie kosmetiką, tai aš pabaigiau savo antakio dažus ir kadangi jau čia taip susiglamdė, tai nežinau ar matysis. Ir iš tiesų šiuos dažus aš iš tikrųjų naudojau tikrai pakankamai ilgą laiką, nes tų dažų tikrai užtenka ilgam. Tačiau neseniai aš nusipirkau štai šiuos dažus. Ir turiu pasakyti, kad man šitie tikrai labiau patinka vien tik dėl to, kad šitie dažai nudažo antakius tokia šaltesnio atspalvio oda, o šitie tokia labiau į ryžumą. Nes atsiplaudinėjant dažam, tas atspalvis toksai truputėlį į ryžumą eina. Tačiau, atsižvelgiant į kainą, jie yra tikrai labai geri dažai, tačiau man atrodo, kad šitie dažai aplamai kainuoja labai panašiai, tai atsižvelgiant į kainą ir koks man vaizdas labiau patiko, tai iš tiesų aš jums labiau rekomenduočiau štai šiuos. Toliau yra veido primeris iš Catrice's. Ir apie šį produktą aš jau esu užsiminus savo užpraeitame video, kad man jisai nepatiko. Ar aš jį naudojau ar nenaudojau, man buvo lygiai toks pat pojūtis. Tai galiausiai aš jį nustojau naudoti ir čia dar yra kažkiek likę. Nes aš tiesiog nemačiau prasmės dėti dar vieną papildomą sluoksnį ant savo veido, kuris aplamai nieko nedaro. Tai tiesiog net nebaigiau jo naudoti ir nusipirkau kitą. Šitas dalykėlis man asmeniškai nepatiko, tačiau kiekvienam skirtingai. Toliau turiu 3 veido kremukus su atspalviu, tai yra 2 BB kremukai ir 1 CC kremas. Ir turiu pasakyti, kad iš šių visų 3 man nei vienas nepatiko. Su šiais 2 tai aš apsišoviau su atspalviu. Tik pamačiau šitą, tai dar nebuvo testerių ir atsimenu, tai reikia pabandyti visi kremas, ne? Jūs pasižiūrėkite, kokia čia spalva. Netgi vasarą, kai aš esu įdegusi, man jis būtų ar per tamsus. Kitas minusas tai yra jo kvapas. Jis turi nežmoniškai stiprų tokį chemijos kvapą, kuris mane labai erzino. Ir dar vienas dalykas, kai tik aš nusipirkau naują, aš norėjau išmėginti produktą ir aš spaudžiu ir man tik tais bėga vanduo. Kol galiausiai pasirodė produktas ir jisai yra toksai pakankamai tirštos konsistencijos, tai iš tiesų net nežinau, kaip jisai tepasi ant veido, nes tik aš pasižiūrėjau atspalvį, konsistenciją ir kvapas ir aš tiesiog kitaip išmečiau. Ir šitie 2, dabar kodėl šitas man nepatiko, man asmeniškai jis labai netiko veido tipui ir man nepatiko pojūtis jį užsidėjus. Tai buvau pabandžius, bet taip jis ir liko taip. Šitas taip pat aš apsišoviau su spalva. Jisai turi tokį labiau oranžinį toną. Šito produkto man taip pat nelabai patiko konsistencija ir tas pojūtis ant veido. Toliau kalbėsiu apie maskuoklius ir turiu 3 pabaigtus maskuoklius. Vienas yra iš Rival The Loop. Kitas yra iš Catrice's. Ir kitas iš Collection Lasting Perfection. Ir turiu pasakyti, kad visi maskuokliai man patiko.
Ravel The Look maskuoklis labai lengvos konsistencijos, jisai labai menkai maskuoja, tačiau man patiko, kaip jisai išviesino. Tai jeigu norite tiesiog išviesinti kažkurias vietas, tai yra ar pakius, ar dar kažką, man jisai iš tiesų patiko, jo kaina yra tikrai labai nedidelė. Toliau, abudu šitie maskuokliai, tai yra Catrice's ir Collection Lasting Perfection, man jie iš tikrųjų panašus. Tik tais Catrice šitas aš turiu 10 spalvą. Kai aš buvau parduotuvėje, man atrodė, kad tinka šitas atspalvis, tačiau kai grįžau ir išmėginau prie dienos šviesos, pamačiau, kad jisai man yra žymiai ir per šviesus. Dėl to aš jį maišiau su tamsesniu Collection šitu maskuokliu. Ir turiu pasakyti, kad maskavimo atžvilgių man jie yra panašus, tai kadangi šitą negalima Lietuvoje nusipirkti, tai tikrai rekomenduoju šitą Catrice's. Ir jisai yra tikrai daugelio kalbėtas ir apkalbėtas ir man atrodo, aš apie jį kalbėjau kažkuriame savo video, kad jisai man patinka. Ir mano nuomonė tikrai nepasikeitus, aš dabar esu nusipirkus ir tamsesnį atspalvį, kuris man idealiai tinka. Dėl to visus šitus 3 maskuoklius aš jums rekomenduoju. Toliau kalbant apie akis, tai yra šešėlių bazė iš Essence. Ir turiu pasakyti, kad man iš pradžių jisai patiko, tačiau kadangi rytais aš stengiuosi kuo greičiau pasidaryti makiažą, aš supratau, kad man žymiai paprasčiau ir lygiai toks pat efektas yra, kai aš maskuoju savo paakius ir tą pačią maskuoklę aš uždedu ant savo akies voko. Man išsilaiko galbūt netgi geriau negu su šiuo produktu. Tai realiai galite nusipirkti, galite ne, tačiau aš asmeniškai jums rekomenduočiau ar tai naudoti savo pudrą ir uždėti ant akies voko arba maskuoklį. Paskutinis produktas tai yra tušas iš Maybelline. Čia yra štai toks šepetėlis. Ir man asmeniškai šitas tušas patiko, aš turėjau jų nusipirkus 2. Man jisai pakankamai gerai išsilaikydavo, jisai man netrupėdavo. Man atrodo, kad jis kainuoja gal iki 5 ar netgi 4 eurų. Tai palyginus kainą, tai yra tikrai pakankamai geras tušas. Tik tais ne visiems patinka šepetėlis, tai iš tiesų reikia arba išmokti dirbti, arba išsirinkti tušą, kur šepetėlis jums yra patogus. Tai yra visi mano tuštačiai, labai tikiuosi, kad jums patiko šitas video, jeigu tai būtinai paspauskite laiką. Prenumeruokite, jeigu to dar nedarote. Sekite mane socialinėse tinkluose, kurių pavadinimai štai čia ir paliksiu linkus aprašyme. Taip pat komentuokite, kokių filmukų norite daugiau ir susitiksime kitose video. Iki.